Sveiki visi, malonu, kad esate kartu ir keliaujate su mumis po Vilniaus mikrorajonus, kuriuos apžvelgėme kainas, kurios buvo prieš 4 metus ir kurios yra dabar. Tiem, kas nematėte, praeitoj vlogo dalyje mes kalbėjome apie mikrorajoną tokį kaip Baltupiai, tai nuorodą į šitą video rasite šito video aprašyme, kur galėsite susipažinti apie kainų pokyčius. Na, o šiandieną keliaujame į gretimai esantį rajoną ir pakalbėsime apie Jeruzalę. Kaip ir prieš 4 metus, taip ir dabar senos statybos pasirinkimas Jeruzalėje yra pats gausiausias, nes tai ir sudaro jos pagrindą. Didžiąją dalimi mes kalbame apie 9-aukščius, 5-aukščius mūrinius namus nuo 1 iki 4 kambarių. Taigi kainos, kurios būdavo prieš 4 metus, taigi jos prasidėdavo maždaug nuo 1000 eurų už kvadratą ir kildavo iki 1500 eurų už kvadratinį metrą. Suprantama, kalbu pigiausia, tai yra tie, kurie buvo be remonto arba reikalaujantis jau kapitalinio remonto objektai. Na, o tai, kas kainavo brangiau, tai suprantama, jau kalbama apie pilnai suremontuotus ir paruoštus gyvenimui objektus. Kągi mes turime šiai dienai? O šiai dienai kainos pasikeitė ir pasikeitė pakankamai ženkliai. Prieš 4 metus mes pradėdavome nuo 1000 eurų už kvadratinį metrą, čia kalbant apie pilnai remontuotinus objektus, o šiai dienai mes pradedame nuo 1800–1900 eurų už kvadratinį metrą. Ir maksimaliai kainos kyla maždaug iki 2700–2800 eurų už kvadratinį metrą, jeigu mes jau liečiame pilnai suremontuotus ir paruoštus gyvenimui objektus. Retkarčiais pasitaiko mažesnės kvadratūros objektų, kurių kaina pasiekia beveik ir 3000 kvadratinį metrą, bet čia tokie vienetiniai variantai, kurie pasitaiko Jeruzalėje. Apynaujės statybos pasirinkimas Jeruzalėje taip pat yra nemažas. Kalba labiau eina apie objektus, kurie buvo statyti nuo 2002 iki 2015 metų. Ir pagrindė šitie objektai tikrai yra mėgiami tarp Vilniaus miesto pirkėjų dėl tam tikrų dalykų. Pirmas dalykas tai erdvūs plotai. Palyginus su dabartinė nauja statyba, kur mes 3 kambarių butus turime 55–60 kvadratų, na, o čia mes kalbame apie objektus nuo 70 kvadratų ir į viršų. Antras dalykas tai yra erdvūs vidiniai kiemai ir pagrindė tai yra uždari dėl saugumo, dėl garso, dėl ramybės. Trečias dalykas tai autonominis, kolektorinis arba dujinis šildymas, kad užtikrina autonomiškumą ir ekonomiškumą būsto atžvilgių, kas liečia seną statybą. Ir dar vienas privalumas tai yra parkavimas. Mes didžiąją dalimi apynaujės statybai turime garažus, o ne požeminius parkavimus, atviras, taip sakant, aikštelės. Na, o vienas iš pagrindinių minusų tai yra 5–6 aukštų namai neturintis lifto. Na ir žinoma, liečiant kainų momentą, kainų klausimą, tai kamgi mes turėjome prieš 4 metus. O prieš 4 metus mes galėjome įsigyti jau tokius suremontuotinus objektus nuo 1500 eurų už kvadratinį metrą, o pilnai paruoštus ir suremontuotus maždaug už 2000–2300 eurų už kvadratinį metrą. Na, o šiai dienai, kaip ir su sena statyba, kainos tikrai pakyla. Ir remontuotiniai objektai prasideda nuo 2200 eurų už kvadratinį metrą ir suremontuoti objektai maždaug kainuoja apie 3000 eurų už kvadratinį metrą. Ir kas yra labai gerai, tai pasirinkimas šitam turto segmente yra tikrai nemažas. Naujausias statybos pasirinkimas Jeruzalės mikrorajone yra mažiausias ir per 4 metus jisai beveik nepasikeitė. Kągi mes turėjome prieš 4 metus? O prieš 4 metus dalinę apdailą jūs maždaug galėjote įsigyti nuo 2200 eurų už kvadratinį metrą, o jau pilną apdailą, jeigu jau tokių variantų pasitaikydavo, jūs galėdavote pirkti apie 2800–3000 eurų už kvadratinį metrą. Šiai dienai dalinės apdailos objektų beveik nėra. Jeigu yra, tai jums pasisekė, atradote galbūt tą žmogų, kuris tiesiog per tiek laiko neįrengė objekto, bet čia tokie labai pavieniai atvejai, o pilnai įrengti, paruošti kelių metų senumo objektai, prasideda maždaug nuo 2800 eurų už kvadratinį metrą, čia jau didesnio ploto objektai ir kyla maždaug iki 3400 eurų už kvadratinį metrą 1–2 kambarių butus. Rezimuojant apie šią vlogo dalį, kalbant apie Jeruzalės mikrorajoną, tai pasakyčiau, kad ir priskirčiau jį prie tų mikrorajonų, pavyzdžiui, kaip Antakalnis, kuriame kainų skirtumai yra pakankamai ženklus. Ta, ką mes turėjome prieš 4 metus ir tai, ką mes turime dabar. Bet iš principo čia nieko keisto, kadangi pati Jeruzalė yra pakankamai kompaktiškas, žalias, patrauklus rajonas, kuris tikrai patinka daugeliui pirkėjų. Pasirinkimas čia tikrai nėra gausus šiai dienai ir netgi kada mes galim palyginti su kitais mikrorajonais, kur pasirinkimas pagausėjo, Jeruzalė išlaiko tą tokį ribotą, nedidelį kiekį siūlomų objektų, kas ir padeda juos realizuoti greičiau ir pakankamai nemažom kainom. Taigi šiai dienai būtų tiek. Ačiū Jums labai. Sekti mus galite rusakis.lt, Facebook'e mus galite rasti, YouTube'e, taip pat ir Instagram'e. Ačiū Jums ir iki sekančių greitų pasimatymų.